Labas vakaras visiems. Kaip jau išėjo, kad kurį laiką galerijos žvilgsnis yra nukreiptas į Panevėžio menininkus, tiek dailininkus, tiek fotografus. Jisai bus nukreiptas ir artimiausiu metu. Per artimiausius metus, mėnesius tiksliau, pristatysim porą projektų, kurie tikrai turės didelę įtaką tiek Panevėžiui, tiek Respublikai. O šiandieną pas mus irgi viešia autorius, žmogus, kuris jau 50 metų laiko fotoaparato rankose ir nenuilstamai fiksuoja tai, kas yra aplinkui, tiek Panevėžio gyvenimą, tiek Respublikos gyvenimą, tiek tas akimirkas, kurios galbūt mes praeidami pro šalį nesugebam pamatyti ir jų tiesiog įvertinti. Kaip ir ši paroda Plokštumos, kuri buvo eksponuota Vilniuje, Skirto galerijoje ir susilaukė didelio labai dėmesio. Taip pat dėmesio susilaukė ir Saulius Saladūnas, jisai už nuopelnus menui ir kultūrai, tiek, aišku, Panevėžio garsinimą, praeitais metais buvo išrinktas metų panevėžiečių. Tiek pat ir dėmesį gavo iš Tautų Sąjungos narių, kur buvo apdovanotas auksiniu ženkleliu. Ir manau, čia visiems buvusiai susirinkusiems jis yra visiems pažįstamas, kai kam, galbūt daugumai, tikiuosi, draugas ir bičiulis Saulius Saladūnas. Panevėžyje yra fotografijos galerija ir galbūt ne vienam kilo klausimas, kodėlgi fotografija eksponuojama ne fotografijos galerijoje, o šičia. Ir manau, tas klausimas išnyko, kada atėję čia mes pamatėme ekspoziciją ir aiškiai suvokėme, kad tokio dydžio kolekcija pilnai atskleista ir parodyta fotografijos galerijoje nelabai įmanoma. Tai padaryti netgi gerų padaro ten 3 ekspozicijas. Čia ir šiandieną su Ramūno Grikevičiaus pagalba mes eksponavome darbus ir prisėjo dėti blokais, kad visą tą ekspoziciją sutalpinti kiek įmanoma ir parodyti žiūrovams. Kas tai per paroda? Aišku, mes kiekvienas turim savo matymą, savo žvilgsnį ir savo tos parodos aiškinimą. Čia kabo recenzija, kuri parašyta Virginijaus Kinčinaičio, menotyrininko iš Šiaulių, ir kuri galbūt mus nori nukelti į paslaptingą kitą pasaulį, kuris vadinasi Marsas, ir palyginti su Marso paviršiumi. Norėčiau pakviesti savo matymą, savo viziją tos parodos, nupasakoti naująjį fotogalerijos kuratorių, mano galva ypatingai gerai kuruojantį parodas ir ko gero vienintelį aktyvų menotyrininką Panevėžy, Sigitą Laurinavičių. Prašau. Labas vakaras. Norėčiau pristatyti Sauliaus Saladūno fotografijų parodą Plokštumos tuo kampu, kaip paroda atsiskleidė man, kuomet pirmą kartą šią pamačiau Vilniaus galerijoje. Ir pusiau juokais ir visiškai rimtai sakau, kad turbūt užteko 2 sekundžių, kad viskas atsistotų į savo vietas ir šita koncepcija Plokštumos įgautų tokį pavidalą, kurį aš pabandysiu taip pat atskleisti. Važiuojant į tą parodą, galvoju, Saulius, čia greičiausiai tas Plokštumas bus ko gero gal sienos, gal kūnai, gal dar kažkas tokį įtarimą turėjau. Nes šiandien labai gerai matosi, Saulius turbūt tiksliausiai apibūdintų ne fotomenininkas, o fotomaniakas. Yra jau paties autorinės parodos atidarimas, jisai laksto su fotoaparatu ir toliau fotografuoja. Tai
tas dar papildomai suteikia žavesio suvokiant jo asmenybę, kaip kūrėjas. Šiaip savoka plokštumas, turbūt kiekvienas suprantam taip, tai plokštuma gali būti ir geometrinė plokštuma, ir mąstymo plokštuma, galiausiai suvokiant kaip pozicijos platformą kažkokią. Tai tos plokštumos daugiabriau, nes gaunasi būtent apmąstant pačią savo. Ką dabar Saulius pateikia fotografijų parodoje? Jisai fotografuoja sienas ir pateikia tų sienų faktūras, kultūrinės atodangas kažkokias. Ir tos mano minėtos kategorijos, mąstymo plokštumos, matymo plokštumos, jos čia tiesioginę prasmę įgauna. Sakykime, siena kaip plokštuma. Kita vertus, kiekvienas dažus sluoksnis, vėlgi būdamas savo plokštumą, tos atodangos atveria kultūrinės plokštumas. Darbai labai tapybiški ir be galo estetiškai, labai turtingi savo spalvinę struktūrą. Atrodytų, kokio galo lyginti fotografiją ir tapybą, kadangi tai visiškai savarankiškos ir visiškai solidžios meninės raiškos sritys. Gal yra prasmės lyginti tokius dalykus, todėl kad fotografija greičiausiai mes suvokiam taip, kad tai yra vaizdas turintis tam tikrą istorinį kontekstinį pagrindą. Nes tai yra paimti iš realybės vaizdai. Tuo tarpu, sakykime, tapytojas tą pačią faktūrą kuria iš savo išgyvenimų, plus tą energiją, fizinę energiją, emocinę energiją, kurią jis sudeda į paviršių. Vėlgi, kūrinių atsiradimo priežastys yra visiškai skirtingos, netgi sakyčiau, kardinaliai priešingos. Tuo tarpu Sauliaus kūriniuose puikiai suprantam, kad nėra manipulacijos tos, kurią jis galbūt galėtų naudoti. Nes kitaip prarandama žaidimo taisyklė pagrindinė – fotografija. Ir supranti, kad tos tapybinės atodangos, tos faktūros, tie paviršiai yra visiškai tikroviai paimti, išplėšti iš tam tikro konteksto ir jie jau įgauna tą tokią kūrybinę, žaidybinę vėlgi funkciją, kuomet kiekviena plokštuma žadina emocijas, žadina tam tikrus išgyvenimus, jeigu norint apmąstymus apie kažkokį istorinį kontekstą. Aš prisiminsiu tokį dalyką. Gruodžio mėnesį Galerijai 20 Sauliaus parodos atidarymo metu teko stebėti, kaip elgiasi žmonės ieškodami pažįstamų miesto vaizdų. Tuo, kad Saulius savo fotografiją sudėjo, kaip sakau, į tokį vabališką matymą tinklą, tokiems debesim, kur prisipažinsiu, aš pats turbūt toliau, kaip trečia nuotrauka nuo krašto, nebesugebėjau įžiūrėti. Paeini toliau ir vėl grįžti prie krašto. Kadangi centras jau pradeda naikinti pats vaizdas, greta esantį pradeda fiziškai užgožti. Tuo momentu atrodė, kas čia dabar tas žaidimas to vaizdo naikinimu, kažkokie paradoksai. Šičiagi mes ką turime? Mes turim tą patį vaizdo naikinimą. Kitaip tariant, Saulius nebe tai, kad jis kaip fotografas pasiima vaizdą iš realios, konkrečios realybės, bet jisai kūrė visiškai kitokią fotografinę estetiką. Mes turim žmogų, kuris mina kelius, kurie toli gražu nėra dar išmindžiami. Abstrakti fotografija jinai turi pagrindą, vėlgi, sakykime, turi savus sekėjus, bet tą, ką padaro Saulius šį kartą su fotografija, jisai realiai tarsi daro tą prielaidą fotografuoti tikrovę taip, kad pačios tikrovės nebeliktų nei žymės. Mes kalbėtumėm apie dabybą, apie spalvinės sandaras. Tarsi nebėra tos istorinės fotografijos priežastingumų. Parodoj asmeninės teritorijos pristatė kritiką pavadintą šviesa, fotografavo savo kambario lubas. Vėlgi, fotografui fotografuoti šviesą, ontologiškai priartėti prie, sakykime, tokių prigimtinių dalykų. Foto, šviesa, fotografija, įrašai šviesa, bet fotografuoja
objektus, kurie fotografiškai tarsi ir praranda prasmę. Tai va šitas, ar tai vaizdų dėliojimas į vieną visumą, ar, sakykime, fotografavimas šviesos kažkokio pluošto, ar spalvinio atodangų. Iš esmės, tai yra visiškai kitokio prieimo reiškinys ir su tuo noriu pasveikinti Saulių, padėkoti jam už tą galimybę būti liudininku šito virsmo. Aš manau, kad pasekėjus tikrai turės, bus dar plėtojamos tos temos, jo labiau, kad taip, galima rasti, matyti, Facebook'e, balų, sakykime, kažkokių sienų, pultynės, fragmentų fotografavimų. Bet čia aš matau sąmoningą ėjimą, žaidimą su pačia išraiškos priemonė, balansavimą ant ribos. Kas ką, ar mintis, plastika, ir turinė, ar sakykime, medžiagiškumas, fotografijos medžiagiškumas, istoriškumas, paims atminti, kas atlaikys viršenybę. Tai turim atvejį, kuomet šitą dvikovą, gal netgi, sakykime, tą bataliją kelių grandžių vyksta pakankamai solidžiai ir lygiaverčiai. Tas nuteikia labai maloniai ir visiškai nebijodamas jokių tenai pervertinimo atveju. Turim galimybę pasidžiaugti krūmenu. tą ir padaryti. Tai dėkui, kas klausėt, dovanokite, kam įkyrėjo gašneka. Sauliaus sveikinu su paroda dar kartelį. Nu ir ką, aš tikiuosi dar vienos parodos, kad jau ateis sutartas mūsų laikas. Na ja. Tai dar kartelį dėkui. Dėkui, Sigitai. Aišku, Saulius įsinagrinėjęs, ką rašo Kryčinaitis. Per savo tikriausiai lygą maniakiškumą ir fotografavimų nelabai ką girdėjo, ką kalba Sigitas, todėl galbūt jo minčių nelabai ir prisimena. Bet jisai puikiai prisimena tai, ką jisai, kokius mintis pas jį buvo fotografuojant tas sienas, vaikščiant po senamiestį, ieškant atspaudus 100 su virš bandymų ir bandant iš jų išrinkti 30 tų išrinktųjų, kurias matome dabar. Sauliau, kas įkvėpė tą kūrybinį ciklą Pokštamos? Iš kur, kaip jisai gimė, kokie tai buvo ieškojimo ir atrijimo kelias? Labas vakaras visiems. Matot, buvo diena, kai pradėjote rinktis, jau ir vakaras atėjo. Gal iki rytos nekalbėsiu, kadangi jau čia labai taip pradėti būtina, viskai išpasakoja. Man tik liko atsakyti turbūt į tą vienintelį klausimą, kodėl aš ėmiausi būtent sienų fotografavimą. Aš jums pasakysiu, kad trumpai ir turbūt bus aišku, ir kiekvienas galės susidaryti savo kažkokią tai iliuziją ar savo mintį, idėją, kaip dabar tą idėją mėgsta vadinti koncepciją. Mane visą laiką kankino toksai vienas klausimas. Kada mes akimi matom vaizdą kokį nors, kas tai bebūtų, peizažas ar miesto teritorija, ar žmogus galų gale, ar čia kaip jūs dabar, tai viską matome trimačių tuo matymu. Ir tai viskas logiška, normalu, paprasta. Bet kada aš nufotografuoju ir kai atspaudžiu tą lapelį fotografinį, viskas gaunasi dvimatėje plokštumoje. Ir tada kažkaip žiūri ir galvoju, o kodėl man nekyla klausimas, kad jūs visi esat suploti į kažkokią plokštumėlę ir aš nebegaliu suprasti, kaip čia reikia matyti, kaip žiūrėti reikia. Ir reiškia, kažkur tai pas mus proto išsivystymo, reiškia, dalelė supranta ir regi tą trimatį vaizdą, žiūrint į dvimatį. Tai vat aš galvojau visada
kažkaip tai ir to Malevičiaus kvadratas toksai buvo padarytas ir dar vieno tokio autorių, nepamenu pavardės, kuris buvo eksponavęs tapytojas vien tik tais tuščias drobės. Jie matomai irgi galbūt kėlė savo tokį kažkokį panašų klausimą, kas yra ta plokštuma, kaip ją reikia matyti, kaip ją reikia žiūrėti ir suprasti. Ir man ta plokštuma buvo bandoma įvertinti visai kaip ir matematinė, reiškia požiūriu, kas tai yra per dalykas, bet labiausiai rūpėjo fotografijai pamatyti ir suprasti. Jo, kad, sakysim, kai pradėjau kažką tai panašiai fotografuoti, tos minties kankinamas, tai tada apsistojau, galim sakyti, Vilniaus senamiesčio sienomis. Čia jūs ir matote tas sienas, fragmentus tų sienų, kurių pastatų jau nebėra. Ir man ta mintis buvo tokia. Ta fragmentą aš nufotografuoju ir matau, kaip dirba kažkur šalia statybininkai, jau ten krapštinėja tą sieną, špaklioja, tinkuoja, per dažą. Ir per dažą, va taip, lygiai taip pat, va, kaip čia šitą teatrą sieną sudarytas yra. Ar šviesiau, ar tamsiau, ar spalva kokia uždeda. Ir visas tas vaizdas to senamiesčio, to kultūrinių sluoksnių, plokštumoj buvusių, mums dingsta kažkur tai prapuola. Ir galvoju, mano, kas bus dabar, reiškia, po kiek tai metų, tas Vilnius bus toks gražus. Bet aš galvoju, kabutėse turbūt bus gražus dėl to, kad jo tas grožis jau bus prarastas, jau tas, kurį jūs čia dabar matote sienose. Į tą, kurį galim tyrinėti, žiūrinėti, rasti įvairių detalių, įvairių, sakysim, formų kitam, įvairių prisiminimų galbūt. Ir tas kultūrinis sluoksnis teikia žymiai daugiau informacijos ir kažkokią pasitenkinimą tokio žmogui. O ta plika plokštuma, tai vat ir to derinyje man visą tos plokštumas pavirto būtent į tokią parodą. Bet dar aš pastebėjau paskui, kada dariau jau nuotraukas, pastebėjau dar tokį įdomų dalyką. Čia plokštuma, tai plokštuma, bet kai prieini gerai ir žiūri ilgiau į ją ir pradedi matyti kažkokį giluminį trimatį vaizdą. Ir įdomu man buvo, reiškia, pasidomėti, bet čia daugiau buvo medicininiai dalykai, kada, sakysim, žmogus nuo vaikystės su viena akim tiktais mato pasaulį, jisai to gilumo pradeda nebematyti, jis mato gan plokščiai viskas. Ir dabar, praeitų metų Nidos seminare man buvo toks momentas, kada iš Maskvos atvažiavo fotografas, kosmonautas, kuris, būdamas kosmose, rodė savo darbus sufotografuotus, Žemė kaip atrodo, kaip debesis, atrodo kaip Žemės fragmentai. Ir įsivaizduokit, Žemė, tai mes jau nebetyrinėjom to, kad jinai būtų galbūt plokščia ar kažkokia. Jinai yra apvali, o iš tikrųjų iš tokių atstumų didelių, jinai taip pat yra plokščia visiškai ir taip pat yra faktūriškai įdomi, spalvinga. Ir tas dalykas, ką jisai pasakoja, dar man vienas labai įstrigo į atmintį, tai kad jo buvimas kosmose, po kurio laiko žmogus ten būdamas praranda trimatį matymą. Nors atrodo akis tos pačios. Ir tame pačiame atstume išdėliotas, ir protas tas pats. Bet tos erdvės buvimas, tenais aplinka visą tą, nebėra mastelio atskaitomumo tokio aiškaus. Ir žmogus, protas pradeda visai kitaip jam teikti informaciją. Ir sako, buvo dar įdomesnis dalykas, kada nusileidi į žemę ir kada kurį laiką pradžioj dar būni to žemėje. Ir sako, keiščiausia būna tai, kad ir toj žemėje, bet ką matai, viską plokščiai.
Ir tik paskui vėl protas atgamina, kad mes ir matė vaizdą matom. Sudėtingas čia toks ir jo aiškinimas, ir medicininiai tie aiškinimai. Bet vis tiek mane tas dalykas visą laiką, kada taip tai kuteno po truputį, tai aš ir daėjau, kaip sakant, nusiritau iki tokio lygio, kad nebefotografavau žmogaus, ten kažkokio medžio daikto, kažkokio įspūdingo, pasifotografavau tokias paprastas, nuobodžias, galbūt kitiems tokias plokštumas. Dailininkai kartais stebisi, reiškia, jiem atrodo, kad čia jau tapyba kažkokia pavirto tas dalykas. Fotografai, kai kurie sako, kad tai jau ne fotografija, sako, ar verta šis tai fotografuoti. Bet mano gyvenimo fotografijos kredo toks yra, kad fotografija, žinokit, turi labai didelę platumą, nuo menkiausio šapelio iki žmogaus, iki kosmoso, iki kažkokio biologinio ten dalykėlio, kur jau ten galima per mikroskopą matyti. Tai fotografija informaciją neša labai didelė, įvairią ir labai dėkingas visiems susirinkusiems. Aš pritrenktas šitiek nemačiau Panevėžy žmonių. Dabar dar trumpai noriu padėkoti, man atrodo, Ramūno Grikevičiaus nėra. Jisai yra, kaip mes čia vadinam, sudarytas, architektas šitos ekspozicijos. Nors aš pasidalyvau šalia ir Albinas buvo, bet aš esu labai patenkintas, jam dėkingas. Taip pat labai dėkuoju Albinui už šitą suteiktą galimybę per jo A-galeriją ir jo pastangas visas patekti į šitą teatrą. Nes aš niekada nebuvau aktorium, o dabar aš beveik ir jaučiuosi juo. Dabar dar norėčiau atsidėkodamas Albinui, kadangi aš neturiu išleidęs tokias personalinės knygas, tada Albinai aš tau noriu padovanoti nesenai išleistos Panevėžio kraštotyros muziejaus atvirukų rinkinio albumą, kuris būtent yra Panevėžy. Nu ką tu čia žiūrėsi tas Vilnius, jie geriau iš Panevėžio. Tai aš tai padovanosiu. Ir dar paskutinis momentas, vėlgi Albinui, reiškia, nuskilo, kadangi aš tikrai negalvoju, kad jie bus daug jau gerbėjų, žiūrovų, mylimų žmonių. Tai atvirukų čia, kiek buvo pagaminta, man neužteko, bet vieną išsaugojo Albinui. Aš aišku, savo vardu noriu padėkoti Sauliui, be abejo visų panevėžiečių svečių vardu padėkoti iš tikrųjų už tokią dovaną mums pažvelgti į sienas truputį kitaip. Kitaip negu matome mes praeidami, galbūt visai nekreipdami dėmesio ir visam užvelginti darysim visišką abstrakciją ir kada mes čia turėtume tą galimybę kaip ir natūralioj gatvės erdvėje pažvelgti iš toliau į tą rėmą, tą dėmę, kuri yra, tik į visišką abstrakciją ir kada prieini arčiau, pamatai, kiek turtinga savo detalėm, savo visais elementais, kad tave užkuria, traukia ir užvaldo. Tai aišku visiems linkiu, kad atrastumėt laiko pavaišyti, pabūti, pamedituoti ir pastebėti tas pasaulio darbus. Dabar norėčiau pakviesti Eugenijų Marcinkevičių, kuris prašė suteikti jam žodį ir prašau, Eugenijų. Labas vakaras visiems. Tikrai netikėta, kad šitiek Panevėžy gali susirinkti meno gerbėjų, meno mylėtojų.
Norėčiau apie atsitiktinumą pakalbėti. Abstraktus menas, sveikinu Saulių įsiliejus į abstrakcionistų gretas. Abstraktus menas visada būna didelė savo dalim būna atsitiktinis. Žiūrint į Sauliaus šitus darbus, tikrai matau, kad čia labai daug atsitiktinumo. Dažai buvo uždažyti, jie nubyrėjo, viskas vyksta atsitiktinai. Dar vienas atsitiktinumas, man prieš kokią 4 ar 5 dienų vaikštant Tate Modern galerijos salėse, buvo labai panaši paroda, kuri vadinasi, čia dabar būtų, jeigu tiksliau išversti, tarp meno ir medžiagos. Ir vienoje iš salių buvo visiškai abstrakti dailė, tai Semo Francio tapyba ir Bretono fotografija, kurie buvo traktuojami kaip kažkas tarp peizažo ir abstrakčios dailės. Taip atsitiko, kad vos ne tuo pačiu metu aš gavau žinutę, gavau elektroninį laišką iš Panevėžio ir pamačiau, kad tas, kas vyksta Panevėžy, tas vyksta ir visiškai čia. Ir pagalvojau, kokia neteisybė, ten turėtų būti ne tas fotografas. Net jeigu jis ir labai garsus amerikietis, bet visiškai nematęs aš tos parodos, beveik garantavau jau tada, kad tai turėtų būti Saulius Suladūnas. Kai jau čia pasižiūrėjau šitą darbą, tai supratau, kokia neteisybė yra vis tik pasaulyje. Sauliaus šitie darbai turėjo kabėti Tate Modern galerijoje, šalia Semo Francio tapybos. Iš tikrųjų, šita paroda mane pribloškė. Kažką panašiai įsivaizdavau, ateisiu ir pamatysiu, bet kad pamatyti tapybą, visiškai abstrakčią, visiškai, kaip čia pasakyti, 100% pataikytą. Tai šitiek tikrai nesitikėjau. Galvojau, kad tai bus kažkas labai saikingas spalviniai, bet irgi prašoviau. Vis tik tais mane priblaškė ir aš maniau, kad čia atėjęs per 20 minučių galėsiu pažiūrėti ir pabandyti ją, kaip sakyti, suvirškinti, bet matau, kad čia reikės ateiti kitą dieną, kai nebus visiškai žmonių ir pasivaikščioti kokią valandą ir manyčiau, kad dar vieno karto neužteks, ją tiesiog reikia gerai permastyti ir savo, kaip sakyti, išsiaiškinti, kas čia vis tik tai įvyko. Kad tai įvyko, tai tikrai manau, kad mūsų mažam miesteliui Saulius Suladūnas padarė labai didelę dovaną. Pabaigai norėčiau savo tokio truputį humoro įsivaizduoti, jeigu įvyktų žaibiška vagystė. Aš tai visą laiką dailininkų parodose juokauju, jeigu įvyktų žaibiška vagystė, tai aš vogčiau šitą žalią viršutę. Bet jeigu jis netyčia viską, aš turėsiu salę. Dabar mano mažoji gėlininkė Saulius. Aha, šitą dėsą. Ačiū visiems už dėmesį. Dėkui. Ačiū labai, ačiū. Būti nedaryti gripų. Ačiū. Ačiū, gėlė Saulė. Dabar norėčiau pakviesti tarti žodį suspėti parodos atidarymą Seimo narį Povilą Urbšį. Labą dieną, aš labai trumpai, kai pradėjau pasiklausyti automobilį prie teatro, aš galvojau, kad čia vyksta spektaklio premjera. Tai nebuvo pasakyti mažai. Ir aš norėčiau tikrai padėkoti tiek parodos organizatoriams, tiek ir Sauliui, nes šitą parodą dalį tos parodos teko pamatyti Vilniuje. Aš tokių gailiškų galvoju, negi Panevėžys neišvis.
to stebuklo. Tai ačiū Jums už stebuklą. Dėkui. Kai rinkusi žmonės mačiau daug gėlių ir noro pasveikinti. Dabar yra tam tinkamas momentas. Prašau. Saulė, manau, to reikia šiandien. Saulius yra ir mūsų Panevėžio fotografų draugijos garbės narys. Ir labai daug mus ir pamoko, pajudino kartais. Tikėsimės ir toliau bendrausime, tikrai labai šaunu šitą parodą matyti. Panevėžio fotoklubas turi virš 50 narių. Šiandien jo tas skaitinis susirinkimas, bet čia jau yra prisirinkusi. Gal čia pravesim tą skaitinį? Gal mes be mikrofono trumpai Saulį priminsim jo pirmasis žingsnis. Čia, kas nematote, dovanoja tą aparatą, su kuriuo maždaug pradėjo Saulius fotografuoti. Tai yra smėlė, labai smėlė. Čia vėlesnis periodas, panašiai. Saulė tarpusavai stebint savo darbais. Tikiuosi. Ar dar bus sveikinančių oficialiai? Saulė dirba su jaunimu, tai čia jaunimo Sauliaus jaunimas, kuris labai to didžiuojasi ir sveikina. Prašau dar ateikti. Tai gal oficialią dalį reikėtų baigti. Labai ačiū mergaitės, ypatingai. Kas norės pasveikinti, gal iš tikrųjų pasveikinti prie jums, nes nori daugiau visų laikyti ir tiesiog norisi pakviesti
paimti taurę vyno ir pratęsti bendravimą su taurė vyno, taip pat padėkoti visiems, kas prisidėjo prie tos parodos. Tai yra Medinio teatro darbuotojai ir vaidybininkų kolektyvas, kuris labai prisidėjo. Taip pat bendrovė Paskatina, kuri mus kreipė šitą vilnių. Ir dėkui be abejo tos šventės, kad Saulė. Prašau visus. Dėkui.